Kaune istorinėje prezidentūroje bus galima išvysti pačias brangiausias ir rečiausias monetas, pagamintas dar Lietuvos didžiosios kunigaikštystės laikais. Parodos autorių teigimu, tai bene vienintelė galimybė pamatyti, kaip atrodo ką tik nukalti Lietuvos viduramžių piniginiai vienetai. Mat kolekciją sudaro taip vadinamos replikos, originalių monetų atitikmenys. Originalas gali būti nudilęs, gali būti kai kurie fragmentai nematomi ir panašiai, tai čia yra restauruota. Kompiuteriniu būdu, reiškia, atstatyta visą legendą ir tada ta moneta netgi gražesnė, sakykime, negu tikroji. Bet jinai sudaro įspūdį tos tik iš kalyklos išleistos monetos, kaip jinai atrodė. Planuojama, kad šią kolekciją sudarys virš 20 pačių rečiausių istorinių lietuviškų monetų. Pradedant pirmaisiais 14 amžiaus Lietuvos didžiosios kunigaikštystės denarais, baigiant paskutiniaisiais abiejų tautų respublikos lietuviškais šešiagrašiais. 24 įdomiausios, rečiausios, be abejo, daugiausiai Žygimanto Augusto, Zigmanto Vazos, Stepono Batoro, Jono Kazimiero ir kitos tikrai, kurios gražios, įdomios. Viena pirmųjų kolekcijos monetų Žygimanto Augusto lietuviškas Portugalas, 16 amžiuje naudotas ne ekonominiais tikslais, o kaip brangi dovana teikiama garbingiems svečiams ypatingomis progomis. Tai yra didžiausia tuo metu Europoje labai populiari auksinė moneta. Tai už tai ir vadinama Portugalas, nes portugalai pradėjo tokias kalti, o paskui visi pradėjo mėgdžioti. Irgi prestižo reikalas buvo išleistis. Istorikų teigimu, kitos unikalios pristatytos kolekcijos monetos Lietuvoje įprastai buvo naudojamos tarptautiniams atsiskaitimams ir gaminamos tik iš gryno aukso, nenaudojant jokių kitų metalų.